Sveiki, brangus mūsų laidų žiūrovai ir klausytojai. Vėl sveikiname su jumis laidoje Už balos, kur mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis ir aš, Vilniuje sėdintis Vytautas Sinica, aptariam pasaulio, JAV ir šiek tiek Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Labai gera vėl jūs girdėti. Mes kalbamės šiandien Liepos 27 dieną Lietuvos laiku. Tikimės kuo greičiau išeiti į eterį. Ir pradėti noriu nuo tokių pikantiškų temų, gal net sakyčiau truputį bulvariškų, bet ir nebūtinai. Pasiekiančių dabar iš Už balos ir Lietuvos žiniasklaidą. Tai yra tema apie Epšteiną. Pagarsėjusi, nežinau, ar tiktų sakyti, prekyba seksu, pedofilijos ir įvairiais kitais seksualinių nusikaltimų organizavimo veikla ilgametė, su kuriuo dabar bandoma sieti žiniasklaidoje daug garsių asmenų, tarp jų ir Donaldą Trumpą, nors iš kitos pusės dabar mačiau kai kurioje žiniasklaidoje, kad ir Billą Clintoną. Žodžiu, stipriai politizuotas yra tas klausimas, ta istorija. Aš priminsiu, mes Lietuvoje turėjom labai jautrę prieš maždaug 15 metų pedofilijos istoriją Garliavoje ir nuo to laiko tai yra toks pusiau tabu klausimas, nes, kaip sakyt, Lietuvos viešajam gyvenime buvo tokia tarsi nuomonė suformuota, kad pedofilija tai sąmokslo teorija, čia tokių dalykų nebūna. Akivaizdu, kad būna ir tai yra rimtai tyriama vienu metu JAV, ar ne, yra rimti tyrimai, yra nuteistas žmogus, yra nuteista nemažai žmonių, bet tuo pačiu metu yra apaugę tokiais visokiais, nežinau, mitais, nemitais, bandymų supolitizuoti tą istoriją. Tai jeigu įmanoma pabandyti atrišti, atsekti, kas čia vyksta, prie ko čia Trumpas ir kodėl JAV dabar daug kalbama apie tai. Kalbama dėl to, kad Amerikos žiniasklaida, kur yra beveik 100% kairios pažiūros ir nekenčia Trump, naudoja Epstein tą visą istoriją, kadangi yra įdomi žmonėm, kadangi yra seksas, yra pornografija ir yra nežinomi kaltinimai ir panašiai. Ir tas yra naudinga uždengti labai rimtus du kitus klausimus, kur Amerikoje vyksta dabar apklausinėjimai ir kriminalinių bylų pradžios, kur liečia Amerikos konstituciją, liečia Amerikos valdžią istorinio lygio. Ir tą naudoja grinai uždengti tos kitus tyrimus. Labai trumpa istorija būtų šitaip, Vytautai. Prieš 19 metų ar kiek prezidentas Trump buvo draugas su Epstein, kai buvo draugas Epstein su beveik visais pagrindiniais Amerikos biznieriais New York'e ir Floridoje. Jų tarpe prezidentų Harvard universiteto ir prezidentų Clintono, visą eilę kitų žmonių ir net princukas iš Anglijos buvo vienas iš to jų vadinamų draugų, kur atvažiuodavo jo balius. O jis turėdavo finansinius patarimus ir banko patirtį, kur pritraukdavo biznierius, jie padėdavo finansiniai įvairiais būdais, labai kai kurie dalykai buvo neaiškus. Taip, dabar per paskutinę kampaniją prezidento Trump kompanija sakė, mes atidengsim, kas ten vyko su Epstein, kadangi tiek metų, 19 metų viskas yra uždengta. Kur yra tie sąrašai, kas ten dalyvavo, kas važiavo į jo salą, kuris turėjo Virgin Islands, kur apgyvendavo jaunom merginom, kurios tapdavo prostitutės praktiškai per jėgą tenais. Pasirodo, kad ten, daleiskim, prezidentas Trump niekad nėra buvęs, bet Clintonas buvo 17 kartų toj saloj. Tai Trump norėjo iškelti tuos dalykus per kampaniją, pasakyti, kad čia vienas iš tų dalykų, kuris padarys, kai jį išrinks. Dabar, kai jis išrinko, jo vyriausia prokurorė patikrino ir sakė, sąrašų nėra, praktiškai atidengė, kiek yra informacijos, kita informacija yra užšaldyta teismuose, kur negali išviešinti. Tai dabar padarė skandalą to, kad, sako, Trump bando pasikavoti, kadangi Trump yra paminėtas tuose dokumentuose.
Bet jis prieš 19 metų nutraukė, ir kai sužinojo, kad jis yra nusikaltėlis, nutraukė ryšius su juo ir net išmetė jį iš savo klubo, golfo klubo. Bet dabar skandalas yra iškeltas žiniasklaidos, apie kitką nekalba, kadangi aiškiai nori uždengti tos du kitus labai rimtus dalykus, tyrimus. Kas aiškiausiai būtų, Vytautai, žmonėm Lietuvoje pagalvoti, kurie sako, va, čia tikriausiai Trump bijo, kad apie jį kas nors bus blogo. Prezidento Bideno administracija tos dokumentus turėjo 4 metus. Jeigu būtų buvę kas nors tikrai blogo prieš Trump, jie būtų senai tą dalyką iškėlę, buvo jie visur ieškojo bet kokio purvo prieš Trump. Tai mano manimu, viskas tas yra tik tai fasadas, uždengti tas, kas vyksta dabar Amerikoje, kur yra istorinio lygio tyrimai. Bidenas gal nesuprato, kaip gerai turi. Aš aišku juokauju. Pereikim būtent prie tų, ką jūs sakote, esant istorinio lygio tyrimais, ir vienas iš jų yra tiesiogiai susijęs su Bideno administracija. Kaip suprantu, atstovų rūmose vyksta tyrimas apie tai, kas vis dėlto valdė Bideno kadencijos metu Baltuosius rūmus. Ir su tuo yra susijęs skandalingų liudijimų, arba gal tiksliau neliudijimų. Kas ten vyksta, papasakokit mums. Vytautai, tai kai būtų kalbėdavom apie Bideną, aš vis sakydavau, kad ne Biden daro sprendimus, bet jo globėjai daro sprendimus. Dabar tas dalykas yra iškėlęs iki labai rimto tyrimo atstovų rūmose. Klausimas yra labai paprastas. Per 4 metus Biden atrodo protinai buvo silpnas, ypatingai paskutinius 2 metus. Bet buvo daromi sprendimai, šimtai sprendimų, kai kurie labai rimti sprendimai, kur, daleiskim, paveikė net Europą, kur buvo pasirašytas ne jo ranka, bet su automatiniu parašu pasirašytas dekretas sustabdyti plėtimą skystų dujų eksporto į Europą, kas aiškiai pakenkė Europai ir padėjo Putinui, kadangi tada Europa pirko tas dujas iš Rusijos. Taip. Tai kai Bidenas buvo netyčia paklaustas, sako, kodėl tu padarai tokį sprendimą, kadangi tas padeda Putinui ir padeda jam kariauti, gauna pinigus iš Europos už dujas. Jis sako, aš tokio dalyko nepasirašiau, aš jokių būdų to nepadariau. Jis nežinojo. Aiškiai yra, kad jis nežinojo beveik viską, kas buvo ten pasirašyta. Buvo tūkstančiai žmonių paleisti iš kalėjimų. Ir jis New York Times praeitą savaitę pasakė, ne, jis tų žmonių, kurios paleido dėl jo, reiškia, teisės paleisti, kaip prezidentas turi teisę paleisti žmonės iš federalinių kalėjimų, atleisti jų kaltes. Prezidentas turi kiekvieną individą išstudijuoti, nutarti, kad jo, aš tą individą atleidžiu, tam duodu, kur reiškia, atleidžiu jo kaltes, atleidžiu iš kalėjimo ir panašiai. Vietoj to jis pasakė New York Times, aš pasakiau savo darbuotojams, pagal tam tikrą klasę žmonių galit paleisti žmonės iš kalėjimo. Arba atleisti jam už jų rimtus nusikaltimus. Turit galvoj pagal rasę ar panašiai? Ne, jis daug neaiškino tą, bet būtų sakęs, žmonės, daleiskim, kurie buvo pasodinti dėl narkotikų. Arba žmonės, kurie buvo pasodinti, kadangi apvogė bankus ar ką nors, bet jiem pinigų reikėjo. Tai žinai, bet tokiem žmonėm aš tokią klasę nutariu atleisti. Arba žmonės, kurie užpuolė moteris arba vaikus, bet nebuvo užtenkamai įrodymų iš jo kaimynų ir panašiai. Tai aš tą klasę žmonių noriu visus atleisti. Bet galutinį sprendimą darė ne prezidentas, bet darė kažkas štabe. Ir nieks nežino, kas darė tos sprendimus. Tai dabar atstovų rūmose daro rimtus tyrimus. Kai tie tyrimai baigsis, tai turėtų baigtis per porą mėnesių gal. Visą tą surinktą medžiagą perduos prokuratūrai pažiūrėti, ar gali pradėti kriminalinės bylas. Kadangi jeigu, daleiskim, tu, Vytautai, dirbtum
Baltuose rūmuose ir tu panaudotum prezidento parašą, dirbtiną parašą, pravest kokį nors vajų ar ką nors kokį įstatymą prezidentui nežinant. Tai yra didelis kriminalinis nusikaltimas. Ir dabar yra aišku, kad buvo šimtai tokių sprendimų, kas liečia atleidimą iš kalėjimų, buvo tūkstančiais. Ir prezidentas tikrai tų sprendimų nedarė. Tai dabar pradėjo rinkti, šaukti žmonės, kurie dirbo tenais, štabą, pradėjo nuo viršaus pagrindinio štabo narių, pradėjo nuo daktaro. Ir daktaro klausė, pirmas klausimas buvo, ar tau kas nors sakė meluoti, kad prezidentas jau protiniai nebegali dirbti. Jis atsakė, aš turiu teisę pagal konstituciją neliudyti prieš save. Ta žmonės turi teisę, jeigu jie yra pavojus kriminalinės bylos. Tai dabar 3 pagrindiniai liudininkai, kur atėjo, neatsakė į visai klausimus, sakydami, kad jie prieš save neliudys, kadangi jie turi teisę pagal konstituciją save apsaugoti nuo kriminalinės bylos. Tai reiškia, negalima spręsti, kad jie yra nusikaltę iš to. Kiekvienas žmogus turi tą teisę Amerikoje, bet rodo, kad yra kažkas pakasta. Tai dabar atrodo, kad tas kongreso klausinėjimai turėtų baigtis greitai, perduos ir tada žiūrės, ką darys prokuratūra. Dabar kaltinti tos žmonės Vašingtone, aš būtų kalbėjom prieš įrašą, yra beveik neįmanoma, kadangi yra demokratų miestas, 95% prisiekusių komisijos narių bus demokratai. Nupaus 12 žmonių turi balsuoti prieš demokratą. Taip, kad praktiškai, teoretiškai galima, bet praktiškai yra neįmanoma nubausti demokratą Vašingtono miestą. Ir demokratai tą žino. Tai iš to gali nieko neišeiti, bet gali išeiti rimta studija, istorinė studija, įrodyti, kad 4 metai Biden administracijos buvo neteisėti sprendimai. Kai kurios tos sprendimus gali bandyti pakeisti. Kitas prasidėjęs tyrimas, gal net dar jautresnis, susijęs su, mes visi turbūt pamenam, kas bent kiek politiką sekėme, jog nuo pat 16 metų ir dar anksčiau, kai rinkimai įsibėgėjo, buvo nuolatinė kalba apie tai, kad arba Trumpas dirba su Putinu, su Rusija, arba kad Rusija ir be Trumpo žinios bando įtakoti rinkimus Trumpo naudai. Ir dabar, kaip suprantu, prasidėjęs tyrimas ir rasti kažkokie įkalčiai, nežinau kokio masto ir ligmens, kurie kreipia į tai, jog vis dėlto Obamos administracija suko šitą teoriją viešumoje. Čia yra ilga istorija, labai daug detalių, vis dėlto tai, kur mes neturim laiko paaiškinti, bet reikia atsiminti, kad 15 metais, kai buvo kampanija tarp Clintonės ir Trump į prezidentus, Clintonė buvo labai kliuvusi su savo kompiuteriais, su dokumentais, kur siuntinėjo privačiai panašiai, apie 30 000 dokumentų buvo neteisėtai įvesti jos į privatų kompiuterį. Kas būtų kriminalinis nusikaltimas dėl kiekvieno dokumento, įsivaizduok, 30 000. Buvo didžiulis skandalas. Apeiti tą skandalą Clintonė nutarė apkaltinti Trump, kad jis dirba su Rusija, su Putinu, kad jam Rusija padeda laimėti rinkimus. Ir jį užsakė už $10 milijonų per savo advokatus, užsakė kabutėse studiją, kur pasamdė Anglijos buvusi šnipą, kuris susirišo su rusų šnipais ir sudarė dokumentą, dossier, kur parodė, kad kandidatas Trump buvo susikompromitavęs su rusais Maskvoje ir kad Putinas gali tą naudoti prieš Trump ir taip tokiu būdu Trump būtų Putino žmogus, jeigu jį išrinktų. Tas dokumentas buvo pagristas grynų melų. Nieko tenais, ką jie įrašė, nebuvo patvirtinta vėliau. Pagrindinis rusas, kuris buvo cituojamas tam dokumente, kad matė arba žinojo, kaip Trump buvo kompromituotas,
buvo iššauktas kaip liudininkas ir sakė, aš nieko to nesakiau ir aš nieko apie tai nežinau. Vienu žodžiu, tas dokumentas buvo grynas melas. Dabar, žinant apie tą dokumentą, grįžkime gruodžio mėnesį 15 metų, prezidentas Trump buvo jau išrinktas, bet dar nebuvo prisiekęs. Obama buvo prezidentas ir jam kasdieną arba kas savaitę įduodavo saugumas, ryte įduoda kiekvieną dieną jam susumuotą informaciją iš viso pasaulio, kas dedas pasaulyje. Gruodžio 8 rodos dieną jau buvo išrinktas Trump kaip prezidentas, bet dar neprisiekęs. Prezidentui buvo paruoštas dokumentas, tyrimas Amerikos saugumo ir žvalgybos, kad nebuvo jokio ryšio tarp Rusų ir Trump. Ir rinkimai nebuvo paveikti, jokiais būdais nebuvo paveikta rinkimai Trump naudai dėl Rusijos. Rusija bandė sumaišyti reikalus ir net buvo suradę informaciją prieš Hillary Clintoną, kurią būtų panaudoję, jeigu ją būtų išrinkę kaip prezidentę. Čia buvo dėl jos psichinės sveikatos. Kai Obama pamatė tą reportą, jis tą būtų turėjęs įduoti Trumpui, kadangi pagal tradiciją yra, kai išrenka kandidatą ir jis dar nėra prisiekęs, visus tos slaptus, tos dienraščius įduoda prezidentas naujam kandidatui, būsimam prezidentui. Prezidentas Obama sustabdė tą ir vietoj to sakė, mums reikia kitokios studijos, kitaip reikia paruošti. Ir jis pašaukė CIA viršininką, FBI viršininką ir National Security, visos Amerikos saugumo direktorių, Clifford. Bidenas ten buvo posėdį ir sako, mums reikia kitos studijos, ką jis norėjo padaryti. Įrodyti, kad buvo įtaka iš Rusijos ir kad Trump yra neteisėtai išrinktas. Kai Trump tapo prezidentas ir jis buvo prisiekęs, buvo paskirtas specialus prokuroras, tarp kitko buvo parinktas advokatas, kuris labai nekentė Trump. Jis pasirinko 20 kitų advokatų ir 2 metus darė tyrimus, ant kiek rusai padėjo Trump laimėti rinkimus. Ir visa Amerikos žiniasklaida 4 metus varė propagandą, kad Putinas valdo Trumpą, Trump yra Putino papirktas, vienu žodžiu yra rusų rankose. Antiek buvo propaganda varoma, daleiskim, New York Times gavo premiją už tą propagandą, kaip geriausia žurnalistė Pulitzer Prize gavo už tą. Panašiai kaip prieš daug metų Pulitzer Prize gavo Durantį New York Times, kai sakė, kad Ukrainoje nebuvo bado, kai mirė 6 milijonai ar 10 milijonų ukrainiečių. Holodomorą. Tai dabar, reiškia, po 2 metų tyrimų tas Special Counsel, tas ypatingas prokuroras, prie išvados, kad nebuvo jokių įrodymų prieš Trump, kad jis buvo paveiktas ar dirbo su rusais. Bet viskas tas buvo jau, daug žmonių buvo nukentėję. Ir visa ta medžiaga, kurią naudojo, ta neteisėta medžiaga, kur prokurorai žinojo ir CIA viršininkas ir FBI viršininkas žinojo, kad ta Clintono dokumentas yra grynas melas. Ta dokumentą pristatė net 4 teismuose, kaip po tikrą dokumentą, kad buvo susikompromitavęs Trump su rusais. Ir tada dėka tų kaltinimų visa eilė Trump štabo narių ir jų advokatų buvo patraukti kriminalinės bylas. Viskas tas buvo bazuojama dėl melo. Tai dabar yra tie tyrimai, ar tikrai buvo bandymas nuversti teisėtai išrinktą prezidentą, naudojant falsifikuotą medžiagą ir naudojant FBI ir CIA, kurios neturi teisės kištis į vidaus politinius reikalus.
Čia yra rimtas dalykas, kadangi Amerikoje tokio dalyko nėra buvę, kad buvęs prezidentas ir jo partija bandytų nuversti teisėtą išrinktą prezidentą. Na, iš tiesų labai išsamei paaiškinot ir pakankamai man nežinoma buvo visa šita situacija. Tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams čia daug naujo. Aš mačiau visai rimtoj žiniasklaidoje JAV tokių pašaipių gan antraščių apie tai, kad štai ir Obama prisimins, kaip gerai yra prezidentam imunitetas. Bet judėkim iš šitų JAV politikos niuansų į tarptautinius vandenis, jeigu taip galima pasakyti. Ir Gaza, berods, yra tai, apie ką labiausiai norėjom pasikalbėti prieš šią laidą. Gaza Palestiną pripažinti valstybę pažadėjo Emanuelis Makronas, pažadėjo berods rugsėjo mėnesį tą padaryti ir natūraliai Europoje kilo diskusijos, tokia banga nuvilnyja apie tai, o kas dar galbūt norės pasiekti tuo pavyzdžiu, bet mes turbūt labiausiai ne apie šitą pažadą, o apie situaciją pačioj Gazoj, kas ten vyksta ir ko galima tikėtis artimiausioje ateityje. Virš 20 valstybių, jų tarp ir Kanada, ir Airija, ir kitos valstybės Europoje iškėlė faktą, kad dabar Izraelis per jėgą yra įvedęs badą Gazoje, kur 2 milijonai žmonių yra priversti prie bado ir 100 tūkstančių yra prie pavojaus mirti nuo bado, ypač kūdikiai ir vaikai. Ypač maži kūdikiai, kadangi motinos yra nevalgiusios, badauja, neturi pieno, vaikam nėra įvežta pieno, negali gauti ir tie kūdikiai miršta badu. Kad yra badas, dabar jokio klausimo nėra, klausimas yra, kaip pristatyti maistą. Izraelis kontroliuoja pristatymą maisto, yra įkūręs nepelno organizaciją su Amerikos viena kompanija, kur dalina labai mažai maisto ir labai sunkiom sąlygom ir labai nedaug to maisto 4 vietose. Įsivaizduok, yra 2 milijonai žmonių, 4 vietose gali pasiimti maisto. Bet turi keliauti daug kilometrų, prieiti prie tų bazių, kuri tą maistą būktai dalins. Pakeliui žydų kariuomenė šaudo į tos žmonės ir jau yra nušovę negyvai virš 1000 ir virš 4000 yra pažeidę. Ir kiekvieną kartą, kai tas įvyksta, sako, mes darysim tyrimus, kadangi taip neturėtų būti, mes tik tai bijom, kad tie badų žmonės eina, bando gauti, neginkluoti žmonės eina, bando gauti valgyti, jie užpuls Izraelio kariuomenę. Tai kariuomenė būktai ginasi, užtat pradeda šaudyti tos žmonės, kur stovi eilėse. Dabar yra visokios medžiagos ir tarp kitko yra buvusių kareivių, kurie sako, kad paprastai šaudo į žmonės, kur stovi eilėje be jokios provokacijos. Jie nieks nepuola tų ginkluotų kareivių. Tai dabar Europos žmonės iškelia tą faktą, kad yra badas ir kad būtinai reikia atidaryti rubežių, kas liečia įvežti maistą. Šiuo metu, kad įsivaizduotume, koks yra badas ir kiek mažai maisto yra, praktiškai įveža maždaug 5 ir 10 sunkvežimių į dieną. Normaliai įveždavo virš 500 sunkvežimių maistą. Taip gali įsivaizduoti, reiškia, kokia yra tragiška situacija. Ir klausimas yra, daug kas yra pasisakę, kad virš 10 tarptautinių organizacijų, jų tarp ir Amnesty International, kad čia yra genocidas, kad Izraelis dabar vykdo genocidą prieš palestiniečius ir aišku, Amerika prie to prisideda, kadangi viską, ką daro, dengia Amerikos diplomatai ir prezidentas Trump. Tai Amerika yra tiesioginai implikuota, tiesioginai įsiradusi tą bado programą. Man pakankamai sunku suvokti, kokie yra tikslai šitų veiksmų Izraelio. Nes niekaip nematau, kaip jie tarnautų Izraelio politiniams tikslams. Jie, aš sakyčiau, tarnauja Hamas politiniams tikslams, nes akivaizdžiai blogina reputaciją pasaulyje Izraelio, akivaizdžiai gilina tą neapykantą, aišku, jos nebereikia gilinti, yra persisunkusi visoje Palestinoje, bet vis tiek yra neįmanoma kažkokia taika ir ilgalaikis susitaikymas tarp visuomenių
po to, kas vyksta dabar. Tai Vis kokį dėlto sprendimą įsivaizduoja Izraelis čia šituo keliu eidamas, aš tiesą sakant, nežinau. tai kai kurie eina aukštas pareigas Izraelio valdžioje, ypatingai dešinėjai tenais yra pasakę, kad tikslas yra sunaikyti Gazos gyvenvietės, ligoninės, mokyklos, universitetus, kad nieks negalėtų tenais gyventi. Ir tada vienaip ar kitaip palestiniečiai turės iš ten dingti. Tai čia yra tikslas. Ir pagal istoriją, pagal tarptautinę teisę, čia yra genocidas. Bet tą viešai yra kalbėję ir sako, čia yra mūsų tikslas. Tarp kitko dabar yra Amerikoje tos informacijos praktiškai negaunam. Daugiau informacijos gali gauti per Angliją, per BBC, nors anglų žurnalistų neįsileidžia į Gazą ir Amerikos žurnalistų neįsileidžia į Gazą. Taip, kai Raudonos kryžiaus žmonės neįsileidžia į kalėjimus, kur laiko palestiniečius, kur vyksta kankinimai. Taip, kad yra tikslas, atrodo aiškus, yra, kad vienaip ar kitaip Gazą ištuštinti, kad nebūtų palestiniečių. Ir tas pagal tarptautinę teisę yra lygus genocidai. Turbūt šitoje vietoje turėtume pereiti ir prie kito konflikto. Labai netikėto bent man, aš nežinojau apie jokias, kaip čia pasakius, šaknis, prielaidas konfliktui įvykti. Kambodža ir Tailandas. Susišaudimai pasienyje su rizika peraugti į didesnio masto veiksmus. Kas čia vyksta? Kodėl? Ar tai taps didelio masto reiškiniu, ar čia trumpalaikis susirėmimas? Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad Kambodža yra panašiai kaip Ukraina, Tailand yra kaip Rusija, kas liečia žmonių skaičių, kas liečia kariuomenės. Tailand yra bent 4 ar 5 kartus didesnė ir stipresnė negu Kambodža. Kambodža remia Kiniją, komunistų Kiniją. Tailandas yra daugiau palikęs į vakarus. Dabar ir viena ir kita yra karalystė, bet praktiškai valdo šeimos. Viena šeima Kambodžoje, kita šeima Tailande. Ir tos šeimos sugyvendavo. Ir tarp jų dabar vyko kažkoks konfliktas, kur nieks nežino. Ir prasidėjo trintis prie rubežiaus. Iš pradžių prasidėjo apsistumdymas, po to prasidėjo paprastas susišaudymas, po to prasidėjo su artilerijom. Tada Tailandas pradėjo bombarduoti su lėktuvais porą kartų ir dabar 6 vietose vyksta rimtas apsišaudymas, yra daug žmonių žuvę, kiti žmonės turėjo pasitraukti ir vienoj kitoj pusėje rubežiaus 50 km nuo sienos, kadangi ir viena ir kita valstybė pasakė, kad yra pavojus karo ir panašiai. Abi valstybės kreipėsi į Jungtines tautas, bandyti sustabdyti tą karą, aiškinasi, kad jos yra nekaltos. Prezidentas Trump vakar pasakė jom abiem, kad jeigu nesusitaikysit, jis nutrauks bet kokius ryšius, ekonominius ryšius ir kas liečia muitus. Ir kas ypatingai pakenktų Tailand, kadangi Tailand turi nemažą prekybą su Amerika. Taigi Trump dar gali bandyti sutaikyti tos žmonės. Bet praktiškai ten gali vykti rimtas karas, kuris įveltų komunistų Kiniją ir tuo pačiu įveltų vakarus, kadangi vienaip ar kitaip jie remia Tailandą. Tai toks proksi karas savotiškai gaunasi. Aš drįsčiau tada paklausti paskutinio, turbūt mūsų šiandienos plane esančio klausimo, Rusijos karo ekonomika. Toks tarsi klausimas visą laiką tvyrantis, kiek vyksta karas, bet galbūt prisikaupę yra naujų faktų, kurie leistų mums daryti kokias nors išvadas. Lietuvoje jaučiamės taip, kad taikyk netaikės ten tas sankcijas, vis tiek Rusijos karo ekonomika važiuoja ir dabar jau atrodo, kad sunkiau jiems būtų nuo jos nulipti ir pereiti į taikos sąlygas, negu kad tęsti kaip yra dabar. Bet gal jie nebegali ilgai tęsti? Kaip jums atrodo iš tos situacijos? Aš manau, kad Rusijos ekonomika yra labai silpnoj padėty. Jo, yra karo ekonomija ir tol, kol yra diktatorius, jis gali tą karo ekonomiją išlaikyti.
bet pagal visus kitus ženklus ir tarp kitko ta informacija, kuri ateina iš Rusijos, yra falsifikuota, taip kad negalim pasitikėti, bet yra didžiulė infliacija, mokesčiai, daleiskim, procentai yra 20% už skolas, kas yra ekonominiai paralyžiuojantis. Kitos užkulise, kur praktiškai nieks nepastebi, kad yra eilė dabar turtingų, ne biurokratų, bet kabutėse bizdierių, kurie anksčiau remdavo Putiną, staiga jie nusižudo. Jau 12 nusižudė, prieš savaitę vienas iššoko iš 80 ar kelinto aukšto ir daugumas iš jų šoka per langus. Ir kas yra buvusių KGB, reiškia, metodas tokiais žmonėm atsikratyti. Ir tas rodo, kad yra viršūnėse, kadangi Putino valdžia yra kaip mafijos valdžia ir jis yra vyriausias mafijos vadas ir per jį eina visa ta nešvari ekonomika. Ir dabar, kad tie žmonės pradeda nusižudyti, rodo, kad yra rimta problema Putino mafijos viršūnėse. O tuo pačiu vakaruose jie labai rimtai siunčia šnipus, Anglijoje surado eilę šnipų ir kitur. Yra sabotažas Europoje, kurią Europą bando nereklamuoti. Vienu žodžiu, viskas tas rodo, kad Rusija yra blogai. Rusijos naftos industrija negauna vakarų technikos. Jie gauna techniką iš Kinijos, bet ta technika nėra gera, tai yra nusilpus. Dabar prezidentas Trump pasakė, jeigu per 50 dienų Putinas nenustos karą, jis iškels ekonominis mokesčius ant Rusijos 100% ir 100% ant tų valstybių, ant tų kompanijų, kurios importuoja naftą iš Rusijos. Ir aišku, tas pakenktų komunistų Kinijai ir ypatingai Indijai, kadangi jie gauna naftą iš tenais ir taip per tą naftą, per tos pinigus išlaiko Putiną. Jeigu tas įvyktų ir jeigu iškeltų tos mokesčius prezidentas Trump, būtų keli mėnesiai ir Putinas pritrūktų pinigų. Be pinigų jis negali kariauti. Laikykimės šitos vilties ir tikėkimės, kad viskas taip ir dėliosis, o tuo tarpu aš daugiau klausimų neturiu. Jūs, Povilai, gal turite apie Lietuvą? Aš turiu klausimą, kad girdim kažką apie Belarusiją, bet mes nesuprantam, kas ten dedas. Galėtų man paaiškinti, kas dedas su Belarusija? Turbūt ne tiek net apie Baltarusiją, tiek apie Baltarusiją Lietuvoje. Mes čia turim pastaruoju metu tokią situaciją ir aš gan aktyviai į ją įsitraukiau. Lietuvoje nuo 20 ar 21 metų veikia demokratinės Baltarusijos atstovybė ir 20 metais rinkimuose išrinktąja prezidentė įvardytas Svetlanos Tsikhanovskajos biuras. Ir yra milžiniška baltarusių diaspora, virš 60 000, nors dabar pastaraisiais metais gal truputį nukrito kokie 58 000 Baltarusijos piliečių Lietuvoje. Ir subrendo klausimas, ypatingai pasibaigus, praėjus dar vienam rinkimų ciklui ir pasibaigus tai numanomai jos kadencijai, ar prasminga, kuo prasminga ir ar turėtų tęstis Svetlanos Tsikhanovskajos biuro veikla Lietuvoje. Ir aš asmeniškai tą klausimą iškėliau ir formaliai kreipiausi į Užsienio reikalų ministeriją, klausdamas dėl galimybės panaikinti tą akreditaciją. Užsienio reikalų ministerija atsakė, kad net nesvarstys tokio klausimo ir mano, kad turi ta veikla tęstis tol, kol Baltarusijoje bus demokratija ir laisvi demokratiniai rinkimai. Ir čia mes visiškai sutarėm dėl tikslo. Lietuvos nacionaliniai interesai diktuoja vienareikšmiškai, kad mums reikia kuo labiau nuo Putino nepriklausomos, kuo labiau palankios vakarams ir žinoma ir demokratiškos Baltarusijos. Bet ar esamas būdas ir ta veikla būtent per Svetlaną Tsikhanovskają, kas tiesiogiai toliau jau siejasi su jos biografija, jos vyrų, jos šaknimis, politinė patirtim ir taip toliau, ar tas veikimo būdas artina prie šito tikslo?
Aš esu įstikinęs, kad neartina. Ir tie 4-5 metų rezultatai kaip ir yra geriausias to įrodymas, nes joks augantis judėjimas nėra užfiksuotas, jokios susitelkimo, ko nors čia neauga ir nedidėja, kaip čia pasakius. Faktiškai tam, kaip vyksta gyvenimas Baltarusijoje ir tam, kiek tvirtas ten yra Lukašenkos režimas, šito Lietuvoje palaikomo biuro veikla neturi jokios įtakos. Tai tapo tiesiog de facto dar viena NVO, kuri gyvena iš europinių pinigų, bet šiuo atveju ir iš Lietuvos. Būtų galima tą ignoruoti, bet šalia to atsirado kita tema, litvinizmo tema, ta idėja paplitusi tarp Baltarusijos piliečių, kad Lietuva yra pavogusi Baltarusijos istoriją, kad Vilnius yra Baltarusijos miestas ir jį reikėjo ir šiandien reikėtų turėti Baltarusijai. Ir Svetlanos Cichanovskajos ir to jos biuro veikloje nėra jokio pasmerkimo šitoms idėjoms, yra tik nuolatinis kartojimas, kad tai marginalios idėjos, kurios neturi atgarsio ir nereikia jas kreipti dėmesio. Bet jas reikia kreipti dėmesį. Ir kas yra įdomu, pati Svetlana Cichanovska, tai tarkim, išleido pasus Lietuvoje, tos Baltarusijos. Lietuva nepripažino tų pasų kaip oficialių, jie yra toks tarsi simbolinis dalykas, su Lietuvos vyčiu. Prasidėjo diskusija, tai ar jie gali naudotis Lietuvos vyčiu. Jie sako, kad pahonė, kaip jie vadina tą patį simbolį, yra visiškai atskiras dalykas, ne vytis. Tas pats su kalbos politika. Viskas rusiškai. Mes žinom, iš statistikos nėra jokių pastangų iš Baltarusijos piliečių čia kaip nors integruotis, mokytis kalbos, leisti vaikus į lietuviškas mokyklas, taip toliau. Ir nėra jokių viešų žinučių iš jų pasiskelbusios prezidentės, kad tą reikėtų daryti, kad reikia integruotis į Lietuvos visuomenę, jeigu žmonės pasirinko čia gyventi. Ir priešingai, dabar, kai buvo išlaisvintas jos vyras, kaip suprantu, kad su JAF administracijos dideliu tarpininkavimu ir pastangomis, Sergejus Cichanovskis, jis gal iš dalies dėl to, kad nemažai laiko praleido kalėjime ir yra, politiškai, tai pavadinkim, dabar nesustiguotas ir šneka gal, kas jam ant liežuvio ir atrodo, jis pradėjo labai atvirai kalbėti apie tai, kad, jeigu dabar neįmanoma, o turbūt neįmanoma pasiekti rimtų permainų Baltarusijoje, tai mes turim kurti baltarusiškas salas, vienais atvejais sakė, kitais atvejais sako Baltarusijos autonomiją, čia, kur esam, ir kalba eina tai apie Lietuvą. Tai šitas to jau buvo atsitraukta, išsiginta, kad mes čia čia tik apie bendradarbiavimą, neformalų, čia mes jokių autonomijų nenorim. Bet kai pasižiūri į visumą, kai pasižiūri į laikyseną šitų žmonių, į kitų to biuro veikėjų mažiau žinomų viešus pasisakymus, į bendravimą Baltarusių socialiniuose tinkluose, ar tai būtų Facebookas ar Telegramas, tai yra dabar jau tapusi visiškai legitimi ir normali diskusija tarp jų, o kaip mes čia galime institucionalizuotis. Viename forume net buvo kalbėta apie tai, kad tai negi taip sunku Lietuvai yra išskirti šiek tiek žemės kaip nikštučiniai valstybėliai čia kur nors aplink Vilnių. Ir ta vizija alternatyvios Baltarusijos čia, nes realių pokyčių pačioje Baltarusijoje pasiekti neįmanoma, ji po truputį tampa vyraujanti. Ir gal aš anksti tą grėsmę keliu, nežinau, ar bus suprasta. Man panašu, kad visuomenėje suprasta, bet tarp mūsų užsienio politikos formuotojų, ir pirmiausia, užsienio reikalų ministro, gal dar ne, kad mes turėtume tai žiūrėti kaip į tam tikrą grėsmę, ir mažiausiai imtis griežto auklėjimo, jeigu jau nusprendžiam toliau palaikyti šitą veiklą, bet gal ir tiesiog tą veiklą nutraukti. Tai toks, nežinau, ar man pavyko siaurai pristatyti, bet tokia neįprasta situacija, kuri tikiu iš šalies gali skambėti keistai. Rimtas dalykas. Vytautai, už ką jis buvo kalėjime vyras? Jis buvo kalėjime Baltarusijoje už tai, kad dalyvavo veikloje opozicinėje prieš Lukašenkos režimą. Bet čia yra, žinot, Lietuvoje, atsiprašau, aš jūs pertraukiau. Gerai. Lietuvoje yra tam tikras tabu susiklostęs, kuris man visai nepatinka, kur mąstoma maždaug taip, jeigu žmogus yra prieš diktatorių Lukašenką, tai jisai savaime mūsų draugas. Bet mes žinom, kad tiek Rusijoje labai daug demokratinės opozicijos yra prieš diktatūrą, bet ne prieš imperializmą. Tiek ir Baltarusijoje labai daug demokratinės opozicijos yra prieš diktatūrą, bet ne prieš imperializmą. Ir čia yra tiksliai tas atvejis. Sergejus Cichanovskis, jisai buvo jau po Krymo okupacijos su Rusijos vėliava nuvykęs ir ten darė, tai pavadinkim šiuolaikiškai, informacinės visokias PR akcijas okupuotame Kryme.
aištino, kaip tai yra gerai ir teisinga, kaip Krymas turi būti Rusijos ir taip toliau. Jis yra paskelbtas tam tikrų statusų kaip nepagėdaujamas asmuo Ukrainoje. Įdomus faktas, su Svetlana Tsikhanovskaja Ukraina kategoriškai nesitinka, neturi bendrų kažkokių tai veiklų, nors tarsi jeigu jinai būtų tokia prieš Rusiją, tai Ukraina turbūt natūralu, kad tą darytų. Žodžiu, tai yra žmogus, kuris iki kalėjimo buvo aiškiai, nuosekliai už Kremlių ir už imperinę ekspansiją, o dabar išėjęs iš kalėjimo ir atvykęs į Lietuvą, na, savaime suprantama, jau yra paauklėtas kalbėti ir tikrai aktyviai kalba, kaip jis yra už Zelenskį, už Ukrainą ir kaip, na, praregėjo, suprask. Bet šitas praregėjimas, kadangi jis toks ne pirmas ir kai domiesi tą temą ir tą visą bendruomenę, na, tai neįtikina. Ką tu gali padaryti Seime dėl to? Tai, žinot, sprendimas šitas yra užsienio reikalų ministerijos, Seimas formaliai liepti negali. Nežinau, šiuo metu bandau suprasti santykį tarp įvairiausių partijų ir partijų viduje, pavyzdžiui, socialdemokratų viduje. Man susidaro įspūdis, kad yra skirtingų linijų, yra žmonių, kurie labai palaiko šitą demokratinę atstovybę, pavyzdžiui, Juozas Olekas, yra žmonių, kurie ir toj pačiai vyriausybei, kurie yra prieš ir norėtų, kaip ir aš norėčiau, kad jie to statuso nebeturėtų. Tai pasižiūrėsim. Man atrodo, kad šituo klausimu eina, kaip čia pasakius, takoskyra skersai partijų. Tiek Tėvynės sąjungoje, tiek socialdemokratuose, tiek kitur ir tiek įvairiose institucijose yra ir taip manančių. Tai šiandien oficialus užsienio reikalų ministerijos atsakymas yra, kad nieko nedarys ir kad liks prie to, kaip yra. Na, bet aš taip gal leisiu savo pasakyti, dar pažiūrėsim, pakovosim šito klausimu. Vytautai, kiek Lietuvai kainuoja išlaikyti tą? Labai įdomus dalykas, niekas nesako. Pastarosiam dienom per LRT užsienio reikalų ministerija pasakė, kad negali atskleisti. Nežinau, kuria prasme, ar kad nežino, ar kad neturi teisės. Juozas Olekas, mano minėtas žinių radijoje, pasakė, kad kainuoja, bet labai nedaug. O pati Tsikhanovskaja savo viešam atsakymė į mano tą kreipimąsi, kad juos reikėtų uždaryti, pasakė, kad Lietuvai nieko nekainuoja. Tai kažkas čia meluoja, bet kas meluoja, reiktų pasiaiškinti. Aš be abejo Lietuvos institucijom tikiu labiau negu kad Svetlana Tsikhanovskaja. Kažką tai tikrai kainuoja, lyg ir yra pripažinta, kad tokia prezidentinio ligmens apsauga jai finansuoja Lietuvos valstybė. Faktas, kad skraidimą VIP sąlygomis oro uostuose jai finansuoja Lietuvos valstybė. Na, tikiuosi, kad pavyks vis dėlto oficialiais užklausimais išsiaiškinti šitos dalykus, bet aš nenoriu suvesti į pinigus. Žinot, net jeigu kainuoja milijonai į metus, bet jeigu ir kainuoja 100 000 į metus, man tai atrodo daugiau principo klausimas, kad mes nesukurtume autoriteto ir statuso tam, kas faktiškai, na, veikia mažų mažiausiai prieš mūsų istorijos politiką. Sutinku. Tai užtęsėm turbūt šiuo būdu mūsų laidą šiek tiek, bet aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams ir žiūrovam buvo įdomu. Aš eilinį kartą labai dėkoju Povilui už jo įžvalgas ir laiką. Dėkoju ir visiems mūsų klausantiems. Ir tariu iki kito karto, tikiuosi, kad greit pasirodysim eteryje. Su Dievu. Su Dievu.